Birštono kurortas – viena iš 8 kurortinių vietovių Lietuvoje. Nors čia trykšta ne vienas mineralinio vandens šaltinis, yra sanatorijų ir teikiamos spa paslaugos, tačiau kurorte trūksta aktyviam poilsiui ir turizmui pritaikytos infrastruktūros, dviračių riedučių trasų, vaikų žaidimo ar sporto aikštelių, sporto įrenginių, o tai, kas yra, prašyte prašosi renovacijos. Siekiant populiarinti Birštoną kaip traukos centrą, inicijuotas Centrinio miesto parko atnaujinimo projektas. Investavus lėšas iš ES struktūrinių fondų, visiškai atnaujintas 25 hektarų ploto parkas, esantis miesto centre. Atkuriant parką, siekta išsaugoti natūralią gamtą. Krūmus, medžius, naudotos natūralios medžiagos, mediena, akmens skalda. Architektai gavo užduotį sujungti gamtą ir meną į vieną, kur galima būtų leisti laisvalaikį. Pagrindinis tikslas yra, kad atvykę į kurortą turėtų ką veikti, kad turėtų kur pasivaikščioti ir ne tik pasyviai praleisti laiką, bet ir aktyviai. Parke ras ką veikti visi – pasyvaus ir aktyvaus poilsio mėgėjai. Čia yra sporto, kultūros ir poilsio erdvės. Įrengti įvairios paskirties sporto, skulptūrų ir poilsio takai. Šie takai ir suformuoja vientisą parko takų sistemą, susidedančią iš 2 zonų – aktyvaus poilsio ir kultūros pažinimo. Skulptūrų take pastatyti 8 žymių Lietuvos skulptorių darbai, įrengtos nedidukės aikštelės, kuriuose dekoratyvūs suoliukai, suformuota krepšinio aikštelė, įrengtos riedučių ir riedlenčių rampos, mini golfo aikštelė, daugiafunkcinė vaikų žaidimo aikštelė, stalo teniso stalai. Įrengta 20 sporto treniruoklių, kuriais galima mankštinti įvairias raumenų grupes. Parke vietą rado natūralūs rieduliai, kuriais grįstas pažintinis Nemuno kilpų pasivaikščiojimo takas, atkartojantis Nemuno vingius. Mūsų užimtumas didesnis būna ir patys ir pasportuot galim, tiek pat krepšinį pažaidžiam ir ant tų rampų vadinamų pavažinėjam su dviračiais, su riedučiais. Tokia vieta, kur mes randame ką veikti, pakvėpuoti grynų orų, tai mūsų tikrai džiaugsmas šitas parkas. Ir mes kiekvieną rytą ateiname, aišku, mama norėtų ir pasportuoti, bet ir taip užtenka ir pavaikščioti ir pasidžiaugti to grynų orų. Kad lankytojai parke nepasiklystų, įrengti informaciniai stendai bei rodyklės nurodančios parke esančius įrenginius ir jų išsidėstymo vietas. Birštono centrinis parkas, dar vadinamas Miškų mieste, netruko tapti miestiečių ir turistų traukos centru. Šiandien jis įtrauktas į lankytinų vietų ir turistinių maršrutų žemėlapį.